Skirtingų šaltinių duomenimis, sovietų represijų metais Kazakstane kalėjo nuo 20 iki 80 tūkstančių lietuvių. Beveik visi kalėjo lageriuose kaip politiniai kaliniai ir patyrė badą, ligas, prievartą, buvo išnaudojami kaip nemokama darbo jėga. Daugybės jų likimai nėra žinomi iki šiol. Jums skambina misija Sibiras 18 ekspedicija. Mes žinokit, kaip tik šiuo metu esam Satpajevo kapinėse ir ką tik radom Jono Maurickio kapą. Tikrai labai jums ačiū. Tai... Viskas sekasi gerai, nieko blogo neatsitinka. Ne, viskas gerai, žinokit, truputį karšta, bet šiandien apsiniaukia, tai mes čia sėkmingai viską sutvarkysim, grįšim sekmadienį ir paskui su jumis kažkada susitiksim ir parodysim viską. Oi, nufotografuokit. Gerai, būtinai. Gerai, būtinai. Gražios jums dienos, Liudmila. Sėkmės. Ačiū. Viso. Ekspedicija Misija Sibiras išvyksta į Kazakstano Respubliką, lankyti Karagandos, Balchašo ir Džeskaskano apylinkių. Visos jos telpa į vieną sąvoką – Karlagas. Tai buvo vadinama lagerių sistema Karagandos srityje. Savo plotų prilygusi Prancūzijai, o žiaurumu – Aušvicui. Čia buvo išbarstyti daugybės lietuvių likimai. Vieniems Karlagas įkalino jaunystę, kitiems – amžinybę. Aš – aktorius Simonas Storpirštis, vienas iš 25 ekspedicijos Misija Sibiras narių, šiandien vykstančių į Kazakstaną. Manęs klausia, ar mano giminėje buvo kas nors ištremtas? O aš klausiu, ar yra Lietuvoje bent viena šeima, kurią būtų apėjusi tremtis? Aš nežinau atsakymą, bet tikiuosi jį rasti. Komunistinės imperijos vadai planavo ekonominį šuolį, sukurti karinę pramonę, įvesti naują santvarką be privačios nuosavybės. Tam labai tiko Kazakstanas, kurio žemėje plitėjo milžiniški gamtos turtai – anglis, varis, švinas ir kiti spalvotieji metalai. Šiems užmojams įgyvendinti reikėjo panaudoti žiaurią žmonių prievartą. 1929 metais Karagandos srityje NKVD įkūrė pataisos darbų lagerius. Į čia dundėjo gyvuliniai vagonai su kaliniais, vergais iš visos Sovietų Sąjungos ir jos okupuotų kraštų. Pirmasis politinių kalinių ešelonas iš Lietuvos į Karlagą atgabentas 1945 metų vasarį. Minint Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, čia vykstame ir mes – surasti savus. Dabartinių kelių prieš kone 80 metų išvis nebuvo. Kalinius čia veždavo traukiniais į Karabaso geležinkelio stotelę, paskirstymo punktą. Iš čia pėsčius varydavo tiesiai per stepę, į kalėjimų skyrius. Karabasas daugeliui tapo paskutinė atodūsio vieta. Kiti atgulė kapinėse. Temirtau kapinės netoli Karagandos pirmosios, kurias lankome ir škuojame, ieškodami lietuviškų vardų. Šoks slogus įspūdis, nes kapinės yra visiškai apleistos. Prasme, ne tik lietuvių kapai apleisti ir visi rusų, daug ukrainiečių, žydų, vokiečių, labai maišytos kapinės. Ir kilo tokios keistos mintis, kad pradedi galvoti, kiek skirtingas supratimas yra, pavyzdžiui, Lietuvoje kapinių ir va čia. Aišku, aš suprantu, kad čia žmonės buvo laidojami turbūt visiškai skirtingomis aplinkybėmis ir gal tie, kurie jos laidojo, gal jų jau nebėra ne tik šitoj šaly, bet ir ant šitos žemės. Bet
vis tiek pats kapinių vaizdas, kai tu vaikštai po kapinės, o aplink visur dūmai kažkokių gamyklų. Labai liūdna kažkaip pasidarė. Šiaip, kad tie lietuviški kapai kažkaip už 3,5 tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos. Aštrios žolės tau jaustų kojas. Nerandi lietuvių kapų, jautiesi blogai, bet tada kas nors kampe šūkteli, kad radau. Tai iš tiesų širdis suvirpa ir pamačius kažkur toli už daug tūkstančių kilometrų ant kapų parašyta ilsėkis ramybėje lietuviškai. Tai yra kažkas nenusakoma. Jausmas, kai tu surandi, jis yra kažkas tokio. Nes mes iš pradžių vaikščiojom, tada visi pradėjo šaukti, ei, čia yra, čia yra, čia. Ir tu skaitai tas pavardas, kirilica užrašytas, ir tu supranti, kaip skirtingai susidėliojo žmonių likimai, nes yra vieni žmonės, kurie yra su stačiatikių kryžiais palaidoti, kiti yra paprasti mediniai kryželiai, užrašyti kirilica, kiti yra net lietuviškai parašyti. Ir kai tu sutvarkai tą kapą, tau pasidaro kažkaip truputį ramiau. Šiandien sovietinį genocidą Kazachijoje primena ne tik lietuvių kryžiai ar paminklai. Nors dauguma tremtį išgyvenusiųjų grįžo į Lietuvą, bet tūkstančiai pasiliko Kazachstane, o jų palikuonys iki šiol kūrė lietuviškas vietas. Turėjom galimybę panakvoti Karakandos lietuvio dvare, tokio lietuvių namuose, kur galima lietuviško maisto užsisakyti. Tai antram aukšte buvo 200 metų senumo fortepijonas ir fortepijono kambarį miegojo merginos ir daugiau nei pusė jų mokėjo groti, dainuoti, giedoti ir tiesiog buvo gerai jų klausytis ir besiklausant dar kartą supranti, kad dėl tokių žmonių, dėl tokių moterų ir vyrų nebuvo gaila ir buvo reikalinga eiti ir į miškus ir kovoti už savo šalį, už savo tautą, už savo šeimą. Karlago štabas buvo įsikūręs 30 km į vakarus nuo Karagandos, Dolinkos kaime. Čia taip pat buvo įkurtas darbo pataisos lageris, į kurį buvo vežami ir lietuviai. Dalis jų mirė badu. Šalia Dolinkos didžiuliai mėlyni vartai. Įžengę pro juos sukalbėsime visas, kokias tik mokame maldas. Mamočkino arba mamyčių kapinės. Tik įėjus, akis užkliuvo už pliušiniais žaisliukais nuklautų kapų. Čia palaidoti tūkstančiai politinių kalinių vaikų nuo kelių mėnesių iki 4 metų amžiaus. Lageriuose gimę vaikai motinoms buvo paliekami iki kol šios maitindavo krūtimi. Ilgiausiai savo atžalas kalinės matydavo 2-3 metus. O vėliau jie išgyvendavo. Mažyliai būdavo atiduodami į vaikų namus. Pasak vietinių, dažniausiai vaikų vardai ir pavardės būdavo pakeičiami, o vaikai išbarstami po visą Kazachstaną. Tad net ir išėjus iš lagerio savo vaiką rasti buvo praktiškai neįmanoma. Dėl šios priežasties kai kurios moterys savo vaikus ženklindavusios net randais, kurie vėliau būtų galėję tapti atpažinimo ženklu. Nesusilaikiau, ašaros byrėjo. Tie žmogeliukai neturėjo jokios progos pagyventi, tai tikiuosi tos sienos dabar gyvena laimingesnė. Kažkokia visiška beprasmybė tokia užpuolė. Kai supranti, kad žmonės, kurie visą tai sugalvoja ir kurie taip elgdavosi, kas liūdniausia, jie nebuvo durniai kažkokie ir jiem tai netyčia gavosi, tai buvo taip stipriai užsukta sistema. Bet ant tiek nužmogėjimas buvo, kad tiesiog galvo net neišneša, kaip taip įmanoma elgtis ir apie nieką negalvoti. Aš tiesiog sukalbėjau maldas, kokias moku ir tiesiog palinkėjau žmonėm ramybės, kad bent jau po mirties ta beprasmybė taptų, nežinau, kažkokia prasme, kažkokia ramybė, kažkokia tyla ir kad niekas jų daugiau nebekankintų, nors ten daugumoje vaikai, kurie gal net nesuprato. Kaip, suprato, aišku, kaip tik suprato. Mažą vaiką atimti nuo mamos, nuo tėvų, man tai visiškai labai sunku buvo šiandien. Pirmą kartą atsisveikiname.
Paliekame pietų komandą ieškoti ir tvarkyti lietuvių kapaviečių Karagandoje. Šiaurės komanda naktį praleidžia traukinyje. Po 10 valandų rytą pasitinkame Džeskaskane, kur lageris veikia nuo 1940 metų. Pirmieji kaliniai čia atvyko pastačius geležinkelį nuo Karagandos iki Džeskaskano. – 1954 gegužės 16 dieną viename iš Džeskaskano lagerių, Kingire, įsilepsnojo politinių kalinių sukilimas. Dėl nuolatinių valdžios bei sargybinių priekabių, nepakenčiamų gyvenimo sąlygų ir atviro teroro sukilę politiniai kaliniai laikė teritoriją 40 dienų. Buvo įsakyta Kingiro sukilimą numalšinti panaudojant kariuomenę ir tankus. Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius iki šiol nėra tiksliai žinomas. Spėjama, kad galėjo būti išžudyta daugiau nei 700 žmonių. Žuvusiųjų lietuvių buvo apie 10. Tai esam Kingiro sukilimo ir lagerio vietoj, kur 1954 metais vyko vienas masiškiausių lagerio sistemos sukilimų. Ir vat, kaip matom, už manęs yra memorialas, kur dabar komanda dirba. Šis memorialas pradėtas kurti 1990 metais, ekspedicijos į Kazachstaną metu. Kingiro aukoms atminti buvo pastatytas 10 metrų plieninis kryžius, tačiau siaučiant stepių uraganams kryžius buvo nulenktas ir priplotas prie žemės. Jis buvo paliktas, o toje pat vietoje politinio kalinio Antano Seikalio ir architekto Algio Višniūno pastangomis atstatytas sustiprintos konstrukcijos paminklas. Pietų komanda visą dieną tvarko Mamyčių kapinės, Šukoje Temirtau ir Zelionoje Balka kapinės. Sakoma, kad Kazachstane nelyja, kad stepėse ir dykumose sausra, bet oras bjursta ir visų nuostabai, kas kartą atradus lietuvių kapą, ima verkti dangus. Reikia dabar pasiskirstyti irgi po vieną. Einam po vieną, kaip ir darėm Temirtau, turim praktikos, susirandam, Šiuo metu mes esame didžiulėse kapinėse, kuriuose yra ypatingai lengva pasimesti ir tik radau savo vėl komandos draugus. Iki šio momento aš jau buvau tokioj beviltiškai situacijai, kai tu eini ir atrodo vien neperžengiamos kapinės su aukščiausiamis tvoromis. Visgi dabar yra toksai palengvėjimo momentas, kai suradau savo komandos draugus, o pasirodo jie dar kartu yra suradę ir lietuvių kapus. Galime čia pamatyti ir Mariją Felikso Marcinkevičiūtę, Felikso duktė. Aš skaitau atsisėdęs ir ieškau rusiškai, bandau perskaityti ir nelabai gaudasi, nes žiūriu, nesirimuoja, nesiskaito rusiškai. Ir po to supratau, kad čia lietuviškai parašyti. Ir Marcinkevičiūtė buvo labai wow. Valėm tą kapą ir tada pradėjo lyti. Ir lyjo iki pat nuo 4 iki dabar yra 9 valandas. 5 valandas, tai mano visa komandėlė nebeturi beveik sausų rūbų. Visai neseniai grįžome į mūsų stovyklavietę ir kas mums buvo žadėta, kad bus plus 40 ir mes turėsime kęsti labai didžiulį karštį, visiškai to nematome, matome pakankamai šaltį, tik nustojo lyti, o prieš tai turėjom pakankamai stiprų lietų, bet kas yra labai gerai žiūrėti, kad iki šiol jautėmės, kad kažkaip neįgyvendinta yra misija, kažko trūksta. Tai labai gera buvo pamatyti, kad lietus taip atgyvino visus, kas yra keista. Iš ko galima atpažinti misijos Sibiras dalyvį, lietus jį atgyvino. Ir aišku, linkėjimai šiaurės komandai, kuri dabar kaista, o mes truputėlį šalame. Pėsčiomis ateiname į Džeskaskano kapines. Jas šukuojame ir tvarkome. Visi pagaliau pajuntame kapinių dydį, kaip beviltiškai sunku yra ieškoti kapų. Apie
bet toks gan liūdnas vaizdas iš tikrųjų. Tokios niūrios tos kapinės. Ypač kai pagalvoji, kad Lietuvoje tos kapinės tokios sutvarkytos, prižiūrimos. Ir nežinau, ir tada pagalvoji, kad vat, yra žmonių, kurie čia atgulė ir visai niekieno neprižiūrimi. Tai toks keistas, toks stiprus jausmas atsiranda. Jau porą valandų vaikštom. Kapinės didžiulės. Kai kuriems pavyko rasti lietuvių kapus, man kol kas dėja dar ne. Bet aš ir tą kirilicą ne taip gerai skaitau, gal kiti. Pradėjau mokytis prieš keletą dienų, bet jau galūnės jau pagauna, kur kokios tautybės žmogus palaidotas. Bet šiaip tai nežinau, aplinkui kokie tūkstančiai, tikrai tūkstančiai kapų ir per juos visus praeiti, paskaityti, ganėtinai sudėtinga. Šitose kapinėse radom berods 4 ar 5. Vienas iš jų, kuriuo mes dabar tvarkom tryse. Dažom tvorą, patį paminklą ir kiek atnaujėjo. Žiūrint dar šiandien vaikščiojant po kapinės, tai tikrai, ypač šitokias kapinės, kurios nėra labai prižiūrėtos, vis tikrai atrodys ryškesnis negu buvo. Dar niūresnė vieta – Rūdnikas. Čia gyveno bausmę atlikę politiniai kaliniai ir tremtiniai. Čia veikia ypač žiaurus lagerio postas, kasdien nusinešdavęs apie 100 gyvybių. Dabargi miršta pats stalininis Rūdnikas. Jį pakeisti žada kasybos karjeras. Mes važiavom pro Rūdniko miestą ir jisai visas yra numiręs. Ta prasme, ten nėra nei vieno gyventojo, visi namai yra išgriuvę, visi gyventojai yra iškelti, nes kažkada greitu metu čia kas naują šachtą. Ir mes privažiavom šitas kapines ir man kažkaip pasirodė, kad šios kapinės, jose yra daugiau gyvybės negu visa mieste. Labai sudėtinga nupasakoti visą čia atmosferą esančią. Niūri atmosfera. Sako, toliau neit, nes čia kažkokių laukinių šunų yra. Traukinį važiuojant praktiškai visi mums minėjo, kad čia yra labai pavojingas miestas, tai kažkaip bazuojamės aplink kapinės, yra toks jausmas, kad čia tos kapinės mus ir saugo. Ir mums parodo tiesiog tuščią lauką arba ten kažkokią gamyklą. Sako, va čia buvo lageris, va čia buvo lageris. Mes to lagerio nematom, jo nėra. Tai yra žemės krūva, užlyginta duobė kažkokia, nes tiesiog nieko nebėra likę. Ir aš to kažkaip pagalvojau, kad tu gali užlyginti lagerį, tu gali pravažiuoti su buldozeriu ir jį nugriauti, bet tų likimų, tų istorijų nelabai užlygins. Kai pavargsiu ant širdies, tyliai švelniai man padėk vasaros. Nu ką, man atrodo, prasideda mūsų tikroji misija. Labai sudėtinga nupasakot, man atrodo, čia ta dvasia, ta, kuri tvyro. Toks didelis laukas, daug metalinių kapaviečių, girgždančios durelės tų kapaviečių. Tai vat, bet tokios lietuviškos dvasios įnešė, man atrodo, su kryžium, kurį vat, dabar visai neseniai atvežė medieną. Tai puolam jau braižyt, vat, turim metrą, kažkaip, man atrodo, nežinau, tas kryžius labai čia turėtų išsiskirti ir turėtų papuošti. Apskritai čia, man atrodo, toks labai didelis ir gražus akcentas bus visų šitų kapinių. Su mažu langų žvaigžde, su mažu langų žvaigžde, tu padėk. O jei nieko neturėsiu, tai padėk minčių man šviesą iki skausmo.
mes žinom, kuri valanda nakties, bet dar nebuvo nustoję lyt nuo, nežinau, nuo pietų, ne, pradėjo lyt. Taip. Ir yra tragiškai šalta. Tai su Agne gulim palapiniai, bet sunkiai sekas užmigti. Aš apsirengiau visus savo rūbus, kurie yra sausi ir nesausi. Jeigu šis mano šlapias. Yra taip šalta, kad nežinau, net ką pasakyti iš tikrųjų. Žiauriai šalta. Visą naktį lyja. Ir visi be išimties kolegos, bičiuliai peršlapo kojas, taip pat ir aš, bet tai trukdė gal tik pirmas 10 minučių, nes supranti, kad to laiko yra labai mažai ir jeigu tu jo neišnaudosi 100%, tai tu nebūsi vertas tų visų linkėjimų ir tų visų išlydėjimų, kurie buvo Lietuvoje išvykstant, ir tuo labiau pasitikimo nebūsi vertas. Tai per 10-15 minučių, kai visi peršlapom ir susitaikėm su tuo, pradėjom normaliai dirbti, judėti ir žliugsėti, eiti su žliugsinčiais batais. Parodysiu, kaip atrodo mano batas, palaikyk mane. Batas gal nieko, bet kojinė. Ai, ne. Tik yra. Šiltas vanduo. Šiltas vanduo išbėgo. Tai va taip viskas atrodo. Kazachstano stepės. Kazachstano stepės nenustoja stebinti. Motyvacija dingsta kiekvieną dieną, kiekvieną sunkią dieną. Lietus daro savo vis dėlto. Bet kai dingsta motyvacija ir esi nevilty, tai atsiranda kvailų labai dalykų. Aš nežinau, vakar mes ėjom per miestą, dainavom garsiai, dainą šūkavom ir tikrai atrodėm kaip idiotai iš šono, bet tai galbūt ir atgaivina, nes jau neina mąstyti. Kryžių gaminimas naktį, darom daug klaidų, nes tiesiog esam pavargę, šlapi, murzini. Ko noriu, tai dušų. Labiausiai noriu dušų. Kadangi mes juokėmės, kad nieks nepatikės, kad 3 dienas čia lyjo ir buvo maždaug 10 laipsnių šilumos arba šalčio net norėtų sakyti, nes tikrai temperatūra ne tik kad šalta, bet šlapia vėjas ir mes juokėmės, kad nieks nepatikės, nes rytoj grįžta pas mus šiaurės
komanda, kita mūsų komandos dalis ir jau žada geresnį orą. Nuo ryto šukuojamės Atpajevo kapines, ieškodami štai šio kapo. Nuotrauką gavome dar prieš ekspediciją, susitikę su tremtiniais ir jų vaikais. Tremtinė Liudvika atsinešė šeimos nuotraukų albumą, kuriame buvo vyresniojo brolio kapo nuotrauka laidotuvių dieną. Jis dirbo šachtose pavojingomis sąlygomis ir mirė vos 17. Išvykdami, mes užsibrėžėme tikslą surasti tą kapą. Bet mes nerandame. Kapinės tiesiog per didelės, o mūsų per mažai. Mes pavargę ir nusivylę. Laikas grįžti. Paskutinę akimirką mūsų akis užkliuvo už lietuvių kalba parašyto vardo. Jonas. Skambina misija Sibirus 18 ekspedicija. Mes žinokit, kaip tik šiuo metu esam Atpajevo kapinėse ir vat ką tik radom Jono Maurickio kapą. Tikrai labai jums ačiū. Tai... Viskas sekasi gerai, nieko blogo neatsitinka. Ne, viskas gerai, žinokit, truputį karšta, bet šiandien apsiniaukia, tai vat mes čia sėkmingai viską sutvarkysim, grįšim sekmadienį ir paskui su jumis kažkada susitiksim ir parodysim viską. Gerai, būtinai. Gerai, būtinai. Gražios jums dienos, Liudmila. Ačiū. Viso. Tiesą pasakęs, buvo gana baisu pamatyti pietų komandą, nes žmonės atrodė, kad jie tikrai paskutinės 3 dienas labai sunkiai gyveno, tokie išbrinkę visi, sušalę vargšai. Gal net truputėlį demoralizuoti, aišku, bandė to neparodyti, bet tai matėsi. Tai tikiuosi, kad dabar, kur jie važiuoja dar piečiau, Kazakstano visiškus pietus prie Balchašo ežero. Ten bus šilta. Ir kad jie atsiims už šitas 3 lietaus dienas. Anksčiau Balchašo lageryje buvo kalinami į nelaisvę patekę japonų kareiviai. Nuo 1948 čia įvestas ypatingas kalinimo režimas. Čia vežami politiniai kaliniai, tarp jų ir lietuviai. Daugiausiai kalinių čia buvo 1952-aisiais. Apie 5000 žmonių. Iš jų apie 1000 lietuvių. Kaliniai statė naujus vario rūdos sodrinimo įmonės cechus. Lietuvės moterys tiesė vandentekį į rytinį Kaunradą. Dirbo plytinėje. Balchašo kultūros namai pastatyti ir dailinti lietuvių rankomis. Visą Balchašo miestą per prievartą pastatė jo kaliniai. Netoli Balchašo ežero veikęs lageris jau virtęs griuvėsiais. Šalia lietuvių, japonų ir kazachų sukurto memorialo Balchašo lagerio ir kapinių aplinkoje pastatome atminimo kryžių.
Visą dieną šukuojame Karagandos srityje esančias kapines. Visi pavargę, tyliai darbuojasi taupydami emocijas. Ekspedicijos tikslas – surasti savus. Šiuose kapinėse man įgijo naują prasme. Mes esame Abajaus kapinėse. Šukuojam jas, labai didelės kapinės. Nelabai nežinau, su kuo galima palyginti, bet turbūt didžiausias. Šis Kasgano tik tai buvo tokio dydžio. Šukuojam pirmien atgal, jau einame trečią kartą. Ir Ieva pašaukė ir sako, žiūrėk, ką radau. Ir aš iš pradžių nepatikėjau, nes net pats nežinojau, kad šituose kraštuose galėjau kažkas. Tai va, tai mūsų atradimas. Nežinau, ar matosi. Storpirštis Eduardas. Ir žiūrinėdami aplink šitą kapą, radom dar štai nukritusią, turbūt, žmonos. Storpirštienė Taisija Semionovna, kuri irgi kartu palaidota, bet kadangi čia duobė, tai vad nežinom, ar išvežtas kuris nors iš jų yra. Tai vad bandysim tvarkytis, bandysim žiūrėti, bet nuostabi staigmena, kuri ką tik labai pakėlė man nuotaiką. Prie Balchašo miesto esančioje lagerių kapavietėje palaidota apie 250 lietuvių, tačiau tikslus mirusiųjų skaičius nėra žinomas. Rytinis Kaunradas, kur buvo Volframo ir molibdeno kasyklos, šiandien pasitinka kaip vaiduoklis. Iš prieš šachtų įsikūrusių lagerių liko tik griuvėsiai. 30 km nuo Balchašo nutolęs Rytinis Kaunradas buvo laikomas prasižengėlių bausmės vieta. Darbo sąlygos čia buvo ypač pavojingos ir kenksmingos. Keistas jausmas yra, kai reikia apsitvarkyti vietą, kur statysim paminklą ir
Ir reikia žmonių kaulus. Tam, kad... Vietiniai sako nežinantis apie čia buvusį lagerį. Nėra jokio atminimo ženklo. Išlikę tik vartai, įėjimas į lagerį. 2 kolonos, pro kurias įėję nebeišeidavo. Ant nuvirtusios kolonos įrengėme atminimo lentą. Lietuviams kentėjusiems ir žuvusiems Balchašo ir Rytinio Konrado lageriuose. Statome kryžių, kurį pašventinti sutinka slovakų kunigas ir 2 vienuolės. Ta akimirka nualpsta domas. Nuo karščio, nuovargio, o gal ir nepakeliamo emocijų pertekliaus. Labiausiai sujaudina kunigo žodžiai, kad nuo šiol tai bus nauja katalikų vieta, kur vienuolės ir kunigas veš tikinčiuosius ir melsis. Traukinio bėgių aguoną žydėsiu. Akliems mašinistams skirsiu dainas. Giedosiu, 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 giedosiu. Po 3 parų Saranėje vėl susitinka abi komandos. Čia keliame beveik 5 metrų aukščio kryžių, kuris visiems vykstantiems pro šalį primins šiuose apylinkėse vykusią istoriją. Ir tai, kad ji nėra pamiršta. Informacija, aplankytos vietos, kapinės, žmonių istorijos jau susijungia į tokią visumą, kuri yra tikrai labai siaubinga. Nėra net jokios duomenų bazės apie tuos žmonės, kurie čia palaidoti. Tai kai kažką surandi, tiesiog jauti, kad grąžini juos į mūsų istoriją. Suprantant, kad turbūt gyvenime patys to nesimtumėm ir nedarytumėm, jeigu ne misija Sibiras. Ir niekas to nepadarytų, jeigu ne mes. Čia. Tai labai, labai, labai gera. Mano mirtė
11 ekspedicijos dienų iššukavome 16 kapinių. Jose radome beveik 200 lietuviškų pavardžių ir kapų. Juos inventorizavome ir sutvarkėme. Surasti savus, palaidotus Kazakstane galima apsilankius misija sibiras.lt. Lietuvių atminimui Kazakstano žemėje iškėlėme 6 lietuviškus kryžius.